Hello. Taigi, praeitą video pakalbėjom apie brokerius. Kaip ir sakiau, brokeris yra essential dalykas, jis yra reikalingas, todėl reikia turėti gerą brokerį. Todėl vėlgi, EITCAP'as, registruojamės ir lauksiu visų. Šiandieną pakalbėsime mes apie prop firmą, su kuria aš dirbu, kurią aš visiems rekomenduoju, nes apsidairę aplinkui tikrai pamatysit, yra pilna marketinginių projektų, kur rodo ten tokie payoutai, čia tiek žmonių pas mus finaliai išlenda, kad payoutai jie nemoka, payoutai yra feikinami. Visiškai marketinginis projektas, kuris tengiasi tik tai uždirbti iš jūsų mokesčių. Tad atsirinkti lygiai taip pat prop firmas reikia ir su kuria aš dirbu, tai yra Funding Traders. Šiandieną bandysiu pristatyti kainas, taisyklės, kurias reikia laikytis, nes jie išmoka pinigus jums. Todėl taisyklių jų reikės laikytis ir apžvelgsime, kaip tradinti per TradeLockerį. TradeLockeris man patiko, dėl to ir nusprendžiau padaryti šitą video. Iš tikrųjų, interfejsas geras, nauja sistema ir jinai iš tikrųjų yra visai nebloga. Tad parodysiu, kaip ir galima per kompiuterį daryti, trade'us atlikinėti, kaip galima per telefoną. Vėlgi lygiai tas pats ir dabar mes judame. Taigi, Funding Traderis. Kaip matote, no time limits, 100% profit splitas, 7-day payoutai. Į Discordą siūlau padžioninti, pasakysiu kodėl vėliau. Dabar žiūrėkit, ką jie siūlo, tai yra 2 stepo valuationas ir 1 stepo. 1 stepo aš nesiūlau vien tik tai dėl šito trailing drawdown. Kas yra, kad jeigu jūs uždirbat, jūsų equity didėja, trailingas irgi taip pat didėja, tad tos 5% pažeisti yra ganėtinai paprasta. Šiandieną pakalbėsim apie 2 stepą. Kaip matote, 2 stepas yra šitai, tarkime, 100 000 accountais, ne? Jo kaina 550, yra nuolaidos kodas, aš Discord'e esu pasidalinęs, tad padžioinami Discord'ą, nuolaidų tikrai nepraleisim. Dabar taip, 100 000, ne? Jūsų tikslas visą laiką yra toks pats. Uždirbti 10% ir tada uždirbti 5% nepažeidžiant jų taisyklių. Elementariausios taisyklės tai yra daily drawdownas, reiškia per dieną maksimaliai galite netekti 5%. Maksimalus drawdownas, kaip matote, static, jisai niekad nesikeičia, tai reiškia 100 štukų nusipirkot, jūsų maksimaliai pralaimėti galite iki 90 000. Tai va, 10%. Dabar kitaip pasižiūrėjus, 10% uždirbti ir maksimaliai 10% pralošti. Kaip ir tas pats ant to pačio, tačiau žmonėm yra ganėtinai sudėtinga. Taigi, ką jis siūlo, tai yra 100% profit splitas, unlimited trading days, zero commissions, irgi įmanoma. Parodysiu. Ir minimum trading days 0. Tai dabar šitaip. Ne, einam dar pasižiūrėsim mes. Įsijungiam. Taigi, ką jie siūlo? Kaip matote, kainos ant kiekvieno yra, iš tikrųjų galite pasirinkti, va čia viršui 1 stepas, 2 stepai. Jie siūlo TradeLockerį, MT5. Apie MT5 mes šnekėjom praeitame video irgi. C-Traderis nepatinka, bandžiau kažkada naudoti, toks. Tad geriau arba TradeLockeris, arba MT5. Taipogi, kodukas mūsų lietuviams skirtas irgi parodysiu dar, va, duoda 90% payoutą, duoda 24%. Šiaip visai yra neblogai. Dar va, ką parodyti norėjau, tai yra dabar taip. Fundingas, naujas va mėnesio promo yra 25% off, 80% profit splitas ir refundas. Nu, tai čia kaip ir priklauso. Yra 20% off, profit splitas 90% ir refundo reitas 105%. Nu, mano kodukas geresnis, mano kodukas žiūrėkit, ką duoda. Aš išpešiau, kaip sakoma, fundingas laimingi, kad yra daug gerų traderių, iš tikrųjų, jų yra daug ir bendruomeniai pasiūsiu nemažai. Dabar žiūrėkit, LT24 kodas, ne, duoda 24% nuo challenge'o bet kokį ir 90% splitas. Automatiškai, nu aš rodžiu, kaip yra video. Tačiau pats geriausias dalykas, pats geriausias kabliukas yra šiuo atveju, kad praėjęs challenge'ą gauni, sakykime, daini iki to pirmojo payouto, gauni savo payoutą, gauni refundą ir dar gauni ekstra naują challenge accountą, tokio pačio dydžio, tai tarkime, pasimsi 100 000, praeisi, gausi
pirmą išmokėjimą, ten uždirbsi, tarkime, 1000, tai uždirbsi štuką baksų, 90% profit splitas, tai reiškia 900 tau. Tada dar už tavo 100 štukinį akauntą tau grąžins tenais, kiek sumokėjai bus kokie 4-500 po nuolaidos kodo. Ir nusiemęs payoutą, tu dabar turi live akauntą ir dar gausi vieną challenge. Čia, sakyčiau, yra pasakiškas dylas. Taigi dabar Trade Lockeris, akauntą pasiemat, viskas yra kaip ir paprasta, galima dar pasiimti swap free ir zero commissions, bet ekstra 15%. Tad nežinau, čia pagal kiekvieną, ir kaip matote, donai galima 100% profit splitą pasiimti, 90 čia priklauso prie kodo. Dabar einam dar pažiūrėti taisyklės, tada jungsimės į Trade Lockerį, nes aš akauntą pasiėmiau tam, kad šitą video susukti, tad einam pasižiūrėsim dar mes taisyklės. Pagrindinė taisyklė iš tikrųjų, kur daug žmonių sudega ganėtinai, tai yra consistency taisyklė. Ir consistency rule, žiūrėkit. Consistency rule, kaip matote, high risk of ruined affected news, black, gambling characteristics, reiškia, lošėjai jie nenori. Kodėl jie nenori, nes pas juos yra e-bookas, jie jūsų idėjas kelia į masterio accountą, kas būtų stenas. Dabar kaip visą tai skaičiuojasi, tai yra max risk losses, including floating loss. Per vieną trado idėją tu negali netekti 2%. Tai tarkime, turite 100 000 akauntą, maksimaliai su viena idėja trado tu gali netekti 2%, kas yra 2000 baksų. Kaip ir viskas paprastai, iš tikrųjų. Taip irgi negalima, taip atidaryti. Nes čia kaip ir skaitytųsi viena tradingo idėja. Tad jų visa suma sudėjus, jeigu viršit 2%, reiškia, jūs sudeginat akauntą 2%. Geriausia nerizikuoti po 1%, 1000 baksų per vieną savo idėją, viskas. Dar viena taisyklė, tai yra martingales. Iš tikrųjų, martingales yra sistema, su kuria tu įeini į tradus, jeigu jie krenta po biškį. Jei, pavyzdžiui, į longą aukso, jisai pakrito biškį, tu vėlgi į longą aukso. Martingale, kaip matote, to put a clear line, trade may either one position on red losing trade, the division may not be a larger size than the first one. Tu jas, pavyzdžiui, aukso longą. Longas pakrenta tavo truputuką, tu esi minuse, tu dar gali vieną tokią pačią idėją padaryti, įeiti į tradą. Tačiau trečios atidaryti, dar tokios pačios, nebegali. Tai va čia kaip ir šitos yra pagrindinės taisyklės, kurių reikia laikytis. Tad kaip ir viską aptariau, tą parodžiau, tą padariau, taisyklės kaip ir aiškiai sakiau, 5%, 10%, uždirbat, padarot, praeina challenge'us, įrodot, kad mokat, gaunat finansuojamą akauntą, gavę finansavimą akauntą, lygiai tas pats 2% ir netaikot martingale sistemos. Viskas. Dirbkit, jūs kaip mokat, kaip norit, po 10 baksų uždirbinėkit, nes man atrodo minimalus payoutas, pasižiūriu, minimum payout 50 baksų, nu tai kodėlgi ne. Taigi dabar taip, mes nusipirkę, tarkime, 50 000 akauntą, ne, turime 50 000, mes kur nueisime, tai yra, žiūrėkit, šiandienos data, šiandien pirkau, kad turėčiau ką parodyti. Account ID. Čia matysi, bet vienu žodžiu visa informacija yra metriksuose. Paspaudžiate Account ID, serveris, Food Trade, platforma Trade Lockeris. Tai jeigu būsite top 5 pasirinkę, ten irgi bus nurodytas serveris ir prisijungimas lygiai toks pats kaip ir prie brokerio. Nurodai serverį, Account ID ir yra čia, kaip matote, slapta žodis. Čia, kaip matote, viskas nurodyta, daily lossas 5%, iš tikrųjų pažeisit 5%, viskas, challenge'as baigėsi, pirkite naują. Taip pat ir su 10% maksimalus lossas ir profit targetas, kaip matote, 10%. Tai viskas kaip ir taip yra. Dabar, ką mums reikia padaryti, kaip matote, čia Trade Lockeris. Tai dabar per kompiuterį parodysiu, lengvai kaip kas vyksta, po to nueisim prie telefono, nes telefono versija ir interfejsas iš tikrųjų visai smagus. Open in new tab, čia turėjau, nesvarbu. Trade Lockeris, prisijungia. Čia bus switch to live, switch to demo, turite būti demo versijai.
E-mailas tai yra e-mailas, kurį jūs patys naudojat registruojantis į fundingtraders.com. Po to slaptažodis tai yra va šičia. Nusikopijuojat, juk jo net atidengti nereikia. Įrašote. Ir tada serveris. Nusikopijuojat, įrašot. Įrašot serverį ir spaudžiat login. Ok. Tai dabar, kaip matote, pati TradeLockerio sistema visai patogi, nes jinai su TradingView integruota. Galite ir čia tas visas savo analizės daryti. Galite dėliotis, kada įeiti orderius. Pradžiai pasižaiskit su mažais kofais, po to susigaudysite. Čia ieškote, kokios poros norite tradinti, tarkim, auksas USD. Spaudžiate, rašo spreadus, bidas, esk, kainos. Ir dabar, tarkime, taip, aš pasižiūrėjau, kad čia dabar šiuo momentu, tarkime, kaina kris, ne? Uždedu vieną lotą, spaudžiu sell. Ir man iš karto įeina. Ir viskas paprasta. Dabar tai 50 000 accountas reiškės, man reikia nusistatyti stop loss, aš jeigu rizikuoju, tarkime, 1%, kas šiuo atveju būtų, reiškės ant trado paspaudžiate 2 kartus, stop lossą užžymite, galite šitas linkti, kaip matote ant ekrano, iki kur norite, kad jums pakiltų kaina, pakristų, 1%, tarkime, ne, 500 baksų. Ir viskas, galite spausti confirm, nusistatyti savo stop lossą. Lygiai tą patį situaciją su take profit. Spaudžiate ant trado, užžymite varnelę, kad norite take profito, galite spaust, galite rašyti take profitą, galite doleriais, galite tikais, kaip jums netgi balanso procentais galite. Aš noriu 1000, tarkime, ne? Viskas, confirm. Viskas kaip ir aišku šitoje vietoje. Nusistatot, viskas kaip ir tvarkingai. Dabar šita martingale sistema, galėtų truputuką auksas pakilti, ne, kad būčiau minuse. Dabar, tarkime, kaina ant 0, ne, tarkime, ir aš įėjęs su vienu lotu, aš galiu dar tokią pačią poziciją, kas būtų į sellą, įeiti su vienu lotu. Ką aš padarau, dar vieną kartą ėjau, o gerai, taip negalima. Taip nedarykit, nusispaudė netyčia. Galite įeiti 2 pozicijas. Ir dabar, kame yra visas bairis, ne? Mes turime vieną poziciją, mes turime antrą poziciją, bet jos eina kartu. Viena su kita ir jūsų dabar šiuo atveju tikslas yra nepažeisti 2% taisyklės arba uždaryti abu 2 trade'us, kada jų suma bus tarp 500 ir, tarkime, 1000. Tarkime, tarp 1 ir 2%. Nes jūs negalite rizikuoti daugiau negu 2%. Dabar šiuo atveju, jeigu man nueitų iki selo, tarkime, pasiema seną tradą, stop lossas būtų baksais 600, čia, 3.30, 50 mano stop lossas, nusikopijuojam, ir aš tokį patį stop lossą uždėčiau ir šitoj vietoj, čia, uždėčiau šitoj vietoj. Kaip matote, žiūrėkit, vienas tradas man nusidarytų lygiai tam pat užsidarimo kainą. Ties 580, 90. Kitas susidarytų ties 601, čia gaunasi apie 1002. Reiškės, aš jau viršiu 2% ir jeigu tradas šitaip užsidarytų, sistema iš karto detektina. Ir kad ir jūs praeisite challenge, jums neduos finansuoto accounto, nes jūs pažeidėte vieną iš pagrindinių jų taisyklių. 2% ir martingale'as. Dabar atrodytų lyg ir gera galimybė būtų galima įeiti dar vieną selo poziciją, bet negalim. Man ten buvo misklikas, tai nesiskaito. Tai dabar šituo atveju aš ką daryčiau, tai kainą, tarkime, pasileičiau iki čia. 380 minusas. Ir čia lygiai taip pat pasileičiau iki tos panašiai arba tos pačios vietos. 2839 confirm. Visiškai vienodas stop lossas ir aš dabar žinau, kad jeigu man nueis iki stop losso, 2% aš nepažeisiu ir ieškosiu aš naujos tradinimo idėjos. Tai kaip ir viskas yra ganėtinai paprasta su TradeLockeriu. Čia irgi galite ištrinti, galite all pasirinkti, crypto, energies fund, labai iš tikrųjų patogu. Per telefoną panašiai.
Uždarimas irgi. Galite čia redaguoti pozicijas, apačioje, kaip matote, partial close positions, arba pilnai uždaryti, reiškia, paspaudus close positions, pilnai uždarysite, jokių sutikimų nėra ir šiuo atveju, kaip matote, va, close positions, aš galiu pasižiūrėti, aš dabar, va, netekau 350 baksų bendrai. Nu, 1% neviršiau, kaip ir viskas gerai, tačiau aš norėjau jums parodyti, kaip viskas vyksta. Aišku, dabar reikės atidirbti tos 350. Nu, nieko. Tai kaip ir aišku, aš tikiuosi, nieko labai sudėtingo čia nėra. Tik profitai, SL-ai, pasirenkate poras, ieškotės, va tas pats Bitcoinas irgi aš būna. Gerai, BTC. Spreadas 40 baksų. Daugoka iš tikrųjų. Daugoka. Aš kur treidinu patį Bitcoiną, kripto, tai spreado ten kaip ir nieko. Nu, vienu žodžiu, galit pasižiūrėti, ATH, kas dar indeksai, UK, man atrodo, yra indeksas, UK oilas, UK 100 nedirba. Nesvarbu. Parodžiu per kompą, dabar einame mes prie telefono. Pažiūrėsim tenais, bet sistema panaši, na ir dabar turime TradeLockerį telefonį, irgi yra appsas, atsisiunčiat, iš tikrųjų viskas paprasta, prisijungimas lygiai toks pats. Vėl visas range'as funkcijų, jeigu reikia pasidaryti, dabar mes va US 30 esame. Ir, tarkime, pasidariau analizę ir nusprendžiu, jog nuo šitos vietos pas mane ką padarys, grafikas kils į viršų. Perpu. Paspaudžiu ir viskas labai paprasta. Mes executinome trade. Vėlgi dabar va, trade'ai viršuje, kaip matote, grafikas, marketas, trade. Paspaudžiate ant pačio trade'o. Edit reiškia editinate savo SL-ą, o čia pačioje pasirenkate SL-ą ir slenkate. Toks vat žaidimukas įdomesnis, tarkime, 570 baksų, rizikuosiu. O tik profitas paimsime, 1500. Iškiukščiu. Alo. Spaudžiate confirm. Viskas. Į trade'ą įeita, viskas sudėliota. Tai realiai nieko sudėtingo, tiesiog, sakykime, reikia priprasti prie pačios platformos. Ok, US30 net nejuda. Juda. Turbūt. Svarbiausia yra SL, tik profitą nusistatinėti, o jeigu reikia, pasiemate čia close positions full ir viskas. Darote. Ir apsiėmiau aš minus. Taigi ačiū chebrytė, kad žiūrėjote. Tikiuosi video naudingas, labai norėjau pristatyti TradeLockerį, nes iš tikrųjų, kuo toliau, to daugiau firmų jį pradės naudoti. Tad naudojamės, bandom, dėliojamės ir iš tikrųjų tikrai rekomenduoju, jeigu dar būt naujai pradedate Forexą. Pasimti mažą account. Jie daug nekainuoja, tačiau vis tiek kažkokia yra rizika. Nes brokerėje dirbant su demo nėra rizikos, tu ten gali uždėti trade'ą, jisai nepaeis, tu ką padarysi, dasidėsi dar balansų ir tau rami galva. Čia bent jau yra kažkokios taisyklės, kažką sekti turi ir finaliai, jeigu tau viskas paeis, sakykime, praeis tos challenge'us, nepažeidas taisyklių, tu dar gausi finansavimą. O su finansavimu, volia, gali uždirbti. Išmokėjimas irgi per Raizą. Raizas patogu, iš tikrųjų susidursit ir kripto. Tai labai labai patogu. Todėl chebrytė. Jungiamės į Discordą, bendraujam, dalinamės idėjomis ir visi judame link bendro tikslo. Uždirbti $. Bye bye.